nuėjus į rūsį pasiimti paskutiniųjų česnakų, ką nors gaminti, visada rasime vieną ar kitą galvutę, kuri jau pradėjo leisti ūgliukus arba lapelius. Na, negalima jų nurašyti kaip jau visiškai niekam tikusių, bet galima juos dar panaudoti ir jie dar turi tikrai daug jėgos ir pastiprinimo mums, tad neišmeskit. O gal pas kažką virtuvėje tiesiog užsistovėję vienas kitas česnakas staiga pradėjo leisti tokias gražias ataugėlės. Surinkus tas skilteles, kurios jau pradėjo leisti ūglelius, jums nieko įmantraus nereikia. Pasiimkit kokį nors indelį ar lėkštutę su trupučiu vandens ant dugno. Vandenį reikės keisti kas porą dienų ir tiesiog sudėliokit, atremdami į sieneles, o jeigu daugiau, pridėkit ir visą lėkštės ar indelio plotą, kad skiltelių šakninė dalis būtų truputį apsemta ir tiesiog palikim, kad galėtų savo tos skiltelės ramiai leisti šaknis ir visą tą kompoziciją tiesiog padėkit ant saulėtos palangės. O taipogi ir su kitomis daržovėmis, įvairiomis, kurias pakankamai dažnai vartojame maisto gamybai, galime vėlgi paimti dalį jų ir neišmesti. Na, sakykime, to paties saliero apatinę dalį nupjauti, na, sakykime, kokius 4-5 cm nuo šakninės dalies ir tą šakninę dalį neišmesti. Kaip ir porą, saliero šaknį, salotas ar morkas. O taipogi, kas naudoja imbiero, perkant lieka visada tokių kažkokių mažiukų galiukų, kurie, na, labai sunkiai susitarkuoja ir galvoja, nu ką čia, bet tikrai nereikia jų mest. Ir kaip ir užsiminiau, morką irgi palikti 3-4 cm. Aš taipogi noriu dar šiemet pažaisti su batatais arba saldžiosiom bulvėm ir jų pasidauginti. Tai nusipirkus ir pasiėmus kažkurias dalis, sakykime, storesnėje dalį galbūt aš sunaudosiu, o galai, kur yra akutės, vėlgi 3 cm nupjauti ir paėmus lėkštę sumerkti, kad išleistų ūglelius ir šaknis. Nauja morka ar salieras ar salota tikrai dar neužaugs, bet iki Velykų, kaip ir česnaką ir visas kitas paminėtas daržoves, išskyrus imbierą, na, jos išleis šviežių lapelių. Ir va taip likučiai gali patapti puikiom salotom ar į tą patį švelnutį smoothie, į mikserį įsidėti ir energijos bomba bus didžiulė su vitaminais, mineralais ir ką tik tai gamta gali padovanoti. Tad pradedu šitą eksperimentą ir pažiūrėsim, kas čia gausis po kelių savaičių. Prasidėjęs atledys atnešė ir siurprizų. Kalnai sniego prie namų, nes stogo tai kampas pakankamai geras. Ir kai tik tai pradėjo leidinėti, kai pradėjo lavinos čia eiti, na, man dabar įdomu tikrai bus, kaip čia
kur čia tas visas sniegas ištirps ir kaip tai atrodys. Nes jau palengva vandenėlis visur, tik tai rodosi dabar skystoj formoj ir aišku, jo kiekiai daugėja, jau ir tam pačiam šulinį žiūriu pakilo ir vilkė jau, bet atėjo metas bičių namelyje atverti naujas skylės. Ar tai, čia pas mane truputį muzikos, biškį prigesinsiu, nes muzika visada gerai darbuojantis. Taip, tam, kad galėčiau rėmelio plotą padaryti ir pastatyti sienelę, man reikia jau ir padaryti lakas būsimoms avilių sekcijoms. Ir ką, vėlgi, nuopjevos susirinkau, susipjaušiau reikiamą pločio ir dabar ilgi dar nežinau, ar tai geras, bet dabar turbūt, kad reikia pradėti pasidaryti pirmą skylės. Ne per didelės, svarbiausia ne per didelės, nes padidinti visada gali. Taip, arbatėlę savo maloniai karuoja prie suktuko ir ką, atsigerkim ir judėsim toliau. Išsigręžus tokias, gal sakyčiau, ne pačias gražiausias skyles, klampojant po tešlynus, bet panašu, kad pirmos lakos pavyzdys pasidarytas. Ir taip visai geras jausmas. Geras jausmas tol, kol nepradėjau žvalgytis į avilius, tikėdamasis pamatyti vieną kitą bitelę išlendant. Na, vis tiek jau šilta ir kaip ir metas būtų apsiskraidimui. Ir nutariau atverti avilius, pasižiūrėti viduj ir visos 3 šeimos sušalusios, neišgyveno. Oi, apžiūrėjau tikrai ne kokia tai liga ar kažkas tai. Nu, kažkaip labai liūdna, labai. Praeiti metai tokie nelabai sėkmingi buvo mano bitininkavimo, bet tikėjausi, kad jau dabar paruošiu sezonui namelį ir čia bus žymiai geresnės sąlygos, nes vienok yra įdomu, dar aš nekalbėjau su kitais savo bičiuliais, kaip pas juos kokia situacija, nes vienok avilio sienelė tai juk visai pakankamai plona. Ir lyginant su tom bitėm, kurios gyvena drevėse, tai jau ten medienos storios žymiai didesnės ir netgi statistika sako, kad šaltomis žiemomis iš avilių išgyvena vos tik tai 40–45%. O drevėse gyvenančios nuo 75 iki 85% išgyvena. Na, taip bent jau skaičiai sako. Tai bičių namelyje be abejo ir sienos storesnės, ir visa konstrukcija į vidų įnešta, tai tikrai joms bus čia gerokai šilčiau, arčiau tų, sakykime, jų prigimtinių sąlygų, kaip jos tūkstantmečius gyveno medžiuose.
Ne veltui pas mus Lietuvoje yra drevininkai, dar praktikuojantis bitininkavimo tokį būdą, kuris yra pats tikriausias, pats natūraliausias ir bitėm kaip ir pats. Bet ne apie tai, sakau, taip atrodo saulė šviečia ir malonu jau jau iš po sniego, po purvyną truputį vėl pabraidyti, bet truputį nusviro rankos. Bet negaliu aš sustoti, juk gamta irgi nestovi vietoje ir vis dėlto privalau pabaigti, paruošti avilius viduje ir kaip praeitais metais, užpraeitais, kiekvienais metais pas mane atskrenda spiečių, tad reikia būti pasiruošusiam juos tik gaudyti, galbūt ir aplinkiniai kas nors praneš, kaip ir buvo netgi prieš 3 metus, man atrodo, buvau irgi iš Kentrių, iš Egono ūkinio surinkęs spiečių, tai teks vėl pradėti nuo nulio, vėl pradėti, liūdna, tiesiog, liūdna. Tiesiog liūdna ir nežinau, ką čia daugiau pasakyti. Reikia eiti tiesiog pabaigti, ką esu pradėjęs ir pradėsiu bitininkauti vėl nuo nulio. Eksperimentas tikrai džiugina ir ką gali matyti savaitę laiko. Poras nuo nupjovimo vietos kiek jau ūgtelėjo. Salieras irgi leidžia ataugas. Morkytas palengva rodo. Šakninis salieras dar nieko nerodo, bet česnakai yra čempionai, augindami tokius lapus. Imbieras irgi taipogi jau rodo pirmosius pumpurėlius palengva. O batatai miega. Tai va, pasirodo, galima taip iš virtuvės atliekų pasidaryti vitamino naują dozę. Tai be abejo, dar po kokios savaitės parodysiu, koks tolesnis progresas. Bet nuostabu yra, kai tokie atliekos duoda naują energijos šuolį, jeigu galima taip pasakyti. Šilumėlė jau visai neblogai šildo, bet dar naktis šaltos. Ir kovo pradžia yra būtent irgi tas metas, kada vertėtų pasirūpinti ir vaismedžių genėjimu. Prieš keletą metų aš juos taip pakankamai drastiškai nugenėjau, bet gamta nestovi vietoje ir be abejo ataugo daugybė įvairiausių šakų, šakelių ir dabar vėlgi reikia imtis ir formuoti. O medžiai tikrai duoda gerus rezultatus ir vaisiais, ir augimu. Kaip pavyzdys, aš jau prieš pirmaisiais metais rodžiau šitą obelį, kuri čia buvo turbūt dar viena šaka išlūžusi, išplėšta ir aš į ją taip varganai žiūrėjau. Ir jinai čia augo labiau į tą pusę, tai toks persisukęs. Ir dabar matome, kaip per keletą metų jau pradeda formuotis nauji stiebai. Tai ir tuo pačiu gerai, kad svorio centras nebetraukėsi nuo pagrindinio kamieno, bet kaip tik artėja. Atitinkamai norėsis ten tolimesnėsias ir šiaip tą vadinamą kūšį tokį sumažinti. Kaip ir čia šitose anksčiau genėtose obelyse matome irgi pakankamai didelį, liaudiškai sakant, kūšį užaugusi. Tai ir reikia atitinkamai pradėti formuoti.
Esmė tame, kaip ir turbūt daugel žmonių, kurie geni dažnai, pasakys, kad labai svarbu genėti tas, kurios yra augančios į vidų medžio. Labai svarbu lajoj duoti didesnę oro cirkuliaciją ir tuo pačiu patekimą šviesos į ten viduje esančios šakas, kad ten nebūtų per didelis tankis. Tuo pačiu, kalbama apie žemyn svyrančias vilkugliai, kurie labai tankiai į viršų auga, tai jos nelabai yra irgi naudingos. Tad iš tikrųjų pakankamai daug dabar čiupinėjimasi bus ir labai paprasti įrankiai, tai kaip ir tokios žirklės, elementarus liaudiškai vadinamas fuksiukas ir didesnės tokios karpimo žirklės. Tai vat dabar reikia lipti ir pradėti darbą, o taipogi smagu matyti parskridusios varnėnus, špokus ir jiem čia turbūt reikėtų kelti tų ne avilių, o inkilų, nes jie, čia. Bet reikia ir kitiems paukščiams, kaip ir esu minėjęs ne kartą, kelkit kuo daugiau inkilų, nes mažieji tikrai pasirūpina jūsų sodo sveikata nuo visokių vabzdžių, kenkėjų ir sudaro tą reikalingą gamtos balansą. Ir tuo pačiu jie irgi tampa maistu didesniems paukščiams. Tad reikia visų šioje ekosistemoje ir taip susibalansuojant. Dabar einu balansuoti ant kopečių. Nežinau, ant kiek matosi mano darbo rezultatai. Gal dar į patį viršų reikėtų atsinešti ir ilgesnių kopečių, nes ne viską pasiekiau su tom, o čia dar priėjau minties, kad nėra gerai tas dalykas, kad dvi šakos liečiasi, nes čia gali prasidėti puvinys ir taip nunyks abi šakos. Na, ta prasme, ligos prasidės. Todėl reikės turbūt rytoj su benzopjūklu nupjauti šitą žemesnę, nes jinai jau ir atrodo pavargusi labiau ir taip iš šitos likusios naujai formuoti. O jau šakelių kiek. Danijoje žabų tvora vadinasi, na, gal neoficialiai, o tiesiog tarp žmonių, kai kurie vadina tiesiog ryžių tvorą. O Anglijoje yra netgi specialus terminas dead hedge. Ir yra hedge laying, ką aš esu pasakojęs ne kartą. Mano pasodintos gudobelės laukia paaugimo atitinkamo, kada jos bus guldomos. Tai čia bus atskira tema. O tokios šakelės, be abejo, turėčiau šakų smulkintuvą, galima būtų pasidaryti mulčą, kuris irgi labai naudingas yra kur nors patrešti, ar tam pačiam darže takelius išsidėlioti ir taip per laiką žemę pasitrešia. Bet aš turiu savo žabų tvorą ir visos tos šakos sueis į žabų tvorą ir dabar čia tokia, daug lankstymosi, rankiojimo, toksai ne pats fainiausias darbelis, bet turbūt aš jį paliksiu jau rytojaus dienai, kada jau bus apipjaustyta ir ta antaninė, o kitos nelabai reikalauja tokio genėjimo didesnio. Iš po to mano kardinalaus, kaip minėjau, genėjimo prieš 3-4 metus. Ir turbūt, kad šiai serijai ties žabais ir nupjautom šakelėm sustosiu, padėkodamas kaip visada jums už pridedamus nykščius, parašomus komentarus, pasidalinant šią
ar ankstesnėmis serijomis su savo draugais. Esu be galo dėkingas visiems, kas paremė Contribui, Patreon, Revolut ar YouTube platformose. Tad už bet kokį jūsų indėlį esu aš be galo dėkingas, nes tai yra didelis paskatinimas paremiant. Ir sakau, pasimatysime sekančią seriją.